Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas ir su jumis aš, Vladimiras Laučius. Mūsų studijoje, mūsų svečias šios dienos, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Sveiki. Sveiki, Vladimirai. Aurelijau, šiandien siūlau pakalbėti apie dalykus, idėjas ar problemas, kurios svarbios jums ir jūsų atstovaujamai ir vadovaujamai politiniai jėgai, kuri, stengiasi būti konservatyvi toje politinėje erdvėje Lietuvos, nors čia daug kas pretenduoja į konservatyvumą, tai pirmiausia pakalbėkime apie tai, kaip sekasi tai daryti, kodėl jūs manote, kad būtent jūs, aš vis primenu, kad Aurelijus Veryga dar per rinkimų kampaniją nekartą yra sakęs, kad būtent Valstiečiai ir Žalieji yra tikroji konservatyvioji konservatorių partija, kitos, kurios taip arba vadinasi, arba nesivadino, o kažkada vadinosi, nėra tokios. Ar tikrai taip, apie tai norėtųsi pasikalbėti ir kiti dalykai taip pat svarbus idėjos, kurias mes skaitome, matome Aurelijaus Verygos socialinių tinklų paskyrose, svarbios yra mūsų kasdieniam gyvenimui ir šiandien galbūt bent dvi spėsime aptarti sritis, tai yra demografija, kaip mes galime išspręsti problemą, kai gimstamumas visame vakarų pasaulyje sumažės, ne tik vakarų ir toj pačioj Kinijoje, ar kitur, ir migracija, imigracija, darbo, ekonominė imigracija yra reiškinys, su kuriuo niekas nesugeba efektyviai kovoti, jei sugebėtų klausimas dar kuo tai šaliai pasibaigtų. Na ir dar vienas rytis, jeigu spėsim, švietimo problemos, nekalbėsim apskritai apie švietimą labai plačiai, bet apie biurokratizmą švietime, tokią siauresnę sritį, apie kurią Aurelijus taip pat yra rašęs savo socialinėme tinkle, aš pacituosiu tą mintį, mes ją šiek tiek aptarsime. Taigi pradėkime nuo partijos. Jūs sakote, jūs esate tikrieji konservatoriai, kiti, taip išeina, yra netikri. Tai netikri pirmiausia, kas gaunasi? Tėvynės sąjunga ir Vytauto Sinicos vadovaujamas nacionalinis susirinkimas. Jūs turbūt teigiate, kad esate už juos tikresni. Kodėl taip manot? Čia ta polemika dėl to, kas yra kairė, kas yra dešinė. Lietuvoje iš viso yra turbūt labai sudėtinga ir aš tą labai pajutau išvažiavęs dirbti į Europos parlamentą, kur iš tiesų politikai, reikia pasakyti, kad susiskirsto daugiau mažiau pagal savo pažiūras atitinkamai pavadinimam ten tų vadinamų politinių grupių. Ten tikrai yra politinė kairė, netgi labai kairė, yra ultradešinė, yra tada centras, yra socialdemokratai, yra konservatoriai. Ir mes kaip politinė jėga irgi ieškojom tos savo tapatybės Europos politiniai šeimoje ir visgi pasirinkom tai, kas mūsų požiūrį atitinka labiausiai mūsų požiūrį į šeimą, į kultūrą, į imigraciją, į verslą, į biurokratiją ir tai ir yra tai, kas yra laikoma tokiom konservatyviom vertybėm. Ir Lietuvos politikų, jeigu jūs pasižiūrėtumėt mūsų balsavimus, kaip balsuoja mūsų, sakykime, Seimo nariai, kai ateina kažkokie klausimai susiję su partnerystė, su šeimom, su dar kažkokiais tokiais dalykais, su kalba, su jos išsaugojimu ir panašiai. Ir jūs pamatysit, kad tai yra labai nuoseklus elgesys, praktiškai be didesnių kažkokių nukrypimų. Ir tai ir yra tikroji demonstracija ir iliustracija, kodėl mes galim save pagrįstai priskirti ir sakyti, kad mes esam konservatyvių pažiūrų. Tikrąja to žodžio prasme, nors pavadinime mes neturim tokio pavadinimo. Jeigu kalbam apie Tėvynės sąjungą, tai ten buvo dalis politikų ir gal ir tebėra vienas kitas ant rankų pirštų suskaičiuojami, kurie buvo tie vadinamieji krikdemai, krikščionys demokratai, kurie ir pasižymėdavo paprastai tuo konservatyvumu ir Seime paprastai tengi mes ir sujunginėdavom jėgas, jeigu tai vykdavo balsavimai dėl partnerystės įteisinimo ar dėl kitų dalykų, dėl narkotikų, dėl žalingų kažkokių tai dalykų ir panašiai, tai ten mes rasdavom kažkokį tai sutarimą, bet tai yra nykstamai maža dalis. Dėl nacionalinio susivienijimo mes šiandien turim vieną tik tai Seimo narį, apie kurį galim šnekėti, o visa kita yra labai sudėtinga nuspręsti, nes paprastai politikoje ir mano toks palinkėjimas žmonėm visada yra žiūrėti ne tik į tai, ką politikai sako, svarbu yra, ką mes deklaruojam prieš rinkimus, pagal tai žmonės nusprendžia ir renkasi, bet daug svarbiau yra pasižiūrėti, kaip tie žmonės paskui patekę į politiką balsuoja.
Nes tie jūsų paminėti konservatoriai, kurie save laiko konservatoriais, jeigu pažiūrėtumėm, jie labai dažnai balsuoja taip, kaip, pavyzdžiui, Europos parlamente balsuoja kairė. Tai yra vadinami, mes šitokį lipdom pavadinimą leftistai, sakom, kad tai yra leftistinė politika, bet iš esmės, jeigu Europos parlamentą paimtumėm, tai yra kairės pusės politika. Ir netgi jų atstovai Europos parlamente, išskyrus vieną dažniausiai, Paulius Saudarga, jie irgi balsuoja labai panašiai. Kai kalbam ten Europos parlamente, kai netgi į energetikos dalykus yra bandoma sudėlioti kažkokias ten dirbtinės lyčių lygybės ir panašius dalykus. Taip, kairiųjų liberalų darbotvarkė ten tampa ir mūsų dešiniųjų partijų, nors mūsų liberalai, Libsąjūdžio atstovai lyg ir nėra kairė, bet ten, pavyzdžiui, Petras Auštrevičius daug metų jau turbūt Europos parlamente praleidęs jo retoriką, kad ir migracijos klausimais prisiminkime. Absoliučiai yra kairės pusės. Kairės. Rasa Juknevičienė taip pat panašiai, nes sako, taip reikia. Jeigu mes norim būti tikri europiečiai, tikri vakariečiai, turim balsuoti kaip kairiai. Na, iš tikrųjų, įdomi logika. Čia net paskutinių dienų tokia iliustracija. Žinot, dabar čia vėlgi paimti platesnį kontekstą nelietuvišką, Vokietijoje dabar yra didžiulė krizė politinė. Su kuo susijusi? Su tuo, kad save krikdemų pristatantis politikas turi šeimą, taip vadinamą, su tos pačios lyties asmeniu. Ir nepaisant to, kad nepritarė surogacijai, sugebėjo susivairuoti vaiką Amerikoje iš surogatinės motinos. Tai yra iliustracija, kiek supuvęs yra kitą kartą netgi tas pavadinimas, tas krikščionių demokratų, kiek jis yra nuvalkėjamas, kiek yra juos spekuliuojama ir mano supratimu tai yra baisi žala daroma žmonėm, nes žmonės yra tiesiog apgaudinėjami, jie tikisi krikščioniškos politikos, tai čia galim sutikti, kiek čia ta religija yra svarbi ar nesvarbi, bet jeigu tu kažką deklaruoji ir darai visiškai kitaip, tai yra tiesiog išdavystė politinė. Tai ir turbūt buvusi kanclerė krikščionė demokratė, kaip jį vadinosi, Angela Merkel jau atvėrė šitą Pandoros skrynę, šitos pragaro vartus, kai akivaizdžiai vykdė politiką, kuri su krikščioniška demokratija, konservatyvumu, nes ten bavarai konservatyvus labai toj partijai nieko bendro neturi. Būtent. Ir ta jos draugystė su Rusija, ir tas migrantų įsileidimas, nors jį bandė kažkaip tai po kažkokią krikščionišką kepurę visą tai pakišti, sakydama, kad labai krikščioniška yra užjausti sunkiai gyvenančius žmonės, kurie plūsta iš Afrikos, Azijos, todėl juos priimkim. Bet tai yra vartimas krikščioniškų nuostatų ir mėginimas jas taikyti ten ir taip, kaip jos visiškai netaikomos. Tačiau ilgesnė turbūt. Iš tikrųjų, Angela Merkel, ilgametė krikdemų pirmininkė, iš tikrųjų vykdė visiškai. Bet jūs sakot, kad Lietuvoje tų konservatorių tikrųjų Tėvynės sąjunga yra nykstanti mažuma. Bet ar tikrai nykstanti, pažiūrėkim, Laurynas Kasčiūnas labai nepanašus į nykstantį politiką ir nykstantį reiškinį. Jis toks, sakyčiau, netgi jo daug yra. Gal ir jo bendraminčių, bendražygių padaugės kitame Seime, kur jau jis sudarinės sąrašą, o ne už jį kažkas tai padarys, kaip buvo atsitikę dabar, kai jis dar nebuvo pirmininkas ir negalėjo daryti įtakos tai sudėčiai konservatorių frakcijos Seime. Vadinamųjų konservatorių, kaip galbūt mes sakytume. Pagyvensim, pamatysim, kaip ten bus, bet aš spėčiau, kad visgi iš to, ką aš matau dabar, Laurynui nepavyks. Ir tą labai aiškiai pradeda signalizuoti jau net ir jo partiečiai viduj. Žiūrėkim, Matas Malteikis, tas pats Gabrielius Landsbergis, kurie ten jau dabar pasigenda krypties, nors ta kryptis, kaip ir buvo pasakyta, kad mes bandysim čia grįžti kažkur tai į dešinę ir panašiai, bet panašu, kad jiem visai nepatinka tas grįžimas ar bandymas bent komunikuoti apie grįžimą kažkokį į dešinę. Jeigu pasižiūrėsim Seimą, tai absoliuti dauguma politikų, kurie ten yra dabar išrinkti į Seimą, yra visiškai ne Kasčiūno pusėje. Dabar jis yra taip ne vienas, bet, sakykime, gal vienas iš kokių 3 maksimum žmonių, kurie sutinka su jo politiniam pažiūrom, kurie ten į tą pačią pusę galbūt galvoja. O visi kiti yra tos pačios Angela Merkel, jūsų paminėtos pusės šalininkai ir traukia visiškai kitą pusę. Bet ko gero, Aurelijau, mes galėtume ir daugiau partijų paminėti panašią situaciją, kur frakcija Seimo, kuri yra dabartinės kadencijos Seime, sudarė visai ne tie žmonės, kurie yra tų partijų vadovai, nes socialdemokratai taip pat turi
panašias aplinkybės, kai būsimų Seimo narių sąrašą sudarinėjo toli gražu ne Mindaugas Sinkevičius ir jo komanda, o visai kiti žmonės. Ir dabar frakcijoje tai labai aiškiai matyti. Tų žmonių, kuriuos atsivedė, galėjo atsivesti Sinkevičius, kuriuos su juo yra tikri bendraminčiai, turbūt yra mažuma. Aš negaliu nepaminėti ir Valstiečių žaliųjų sąjungos, kur vis dėlto pirmininkas, formuojant sąrašą, buvo Ramūnas Karbauskis, o ne jūs. Ir tie žmonės, kurie dabar yra frakcijai, jie yra, galima taip sakyti, simboliškai Karbauskio žmonės, o ne Verygos žmonės. Gal jei tai būtų Verygos, gal ir daugiau būtų šitame Seime, kaip jūs galvojate? Kas dabar gali pasakyti, čia laiko atgal neatsuksi, gal mūsų problema buvo daugiau ne ten Karbauskio, ne Karbauskio žmonės, nes vis tiek mes turėjom galimybę kaip komanda ta, kuri nenubirėjo ten po 20 metų, vis tiek praėjom ir ugnį, ir vandenį. Tie, kurie išlikom, tie, kurie sugebėjom dirbti, tai vis tiek mes vienas kitą labai neblogai žinom. Ir taip kažkas turėjo 16 metais surinkti. Ta komanda daug mūsų buvo vienas kitą nežinančių, bet dabar tai yra visiškai kokybiškai kiti žmonės, kurie jau politikos yra ragavę, matę. Ir nevadinčiau aš jų Karbauskio žmonėm. Aš manau, kad mūsų didžioji klaida praeitais rinkimais buvo visgi tas bandymas susiklijuoti su Igno Vėgėlės tada formuoto judėjimu, kuris, tiesą sakant, ir subirėjo. Ir sakyčiau, kad patys geriausi žmonės visom prasmėm, jie ir atsidūrė pas mus. Vat aš galiu paminėti viceministrę Kristiną Zamarytę Sakavičienę, kuri mūsų yra deleguota į teisingumą viceministrės. Ir daugiau žmonių yra, kurie tikrai idėjiškai sutampa su mumis, jie natūraliai, taip organiškai ir įsiliejo į partijos gretas. O kas čia bus po sekančių rinkimų, pamatysim. Visi dabar čia mes, aišku, spėliojam, ruošiamės, dėliojam. Ir aš ką matau dabar, matau, kad labai daug politinių jėgų, kaip jūs gerai pastebėjot, bando atliepti tam tikrą prasme jau visuomeniai susiformavusi, aišku, norą tų konservatyvių dalykų, kurie ilgus metus buvo slopinami tiesiog prievarta visokiais būdais, užtildant, marginalizuojant tos politikus, kurie tokią nuomonę turėjo, bet tu negali ilgai spausti, čia kaip spiruoklė suspausta, jinai paskui vis tiek pasileidžia. Ir aš matau, kad dabar netgi tokie politikai, kurie visą laiką varė į kitą pusę, netgi tie patys Lietuvos liberalai, jau jie dabar apie demografiją pradeda šnekėti. Taigi absoliutus antinatalistai, gimstamumo kontrolės apologetai, jiemgi pagrindiniai dalykai darbotvarkiai būdavo abortai, prieinamumai, ten visokių kontracepcijų. Ta prasme, viską padaryti, kad lengviau užsiskirt būtų ir taip toliau. Ta tokia antinatalistinė politika. Šiandien jie jau šneka pilną burną, kaip žiūrėkit, kokios čia yra problemas, reikia spręsti, čia reikia kažką tai daryti ir panašiai. Tai manau, kad ta banga jinai kyla ir jinai kyla arba migracijos politika. Bet vėlgi jūs paminėjot kai kuriuos net ir liberalus, kurie jau yra Europos parlamente dabar pradeda kitaip balsuoti. Tai reiškia, visuomeniai susiformavo aiškus poreikis ir politikai keičia kailį. Aš sakyčiau, jie tiesiog keičia. Čia negali sakyti, kad blogai, gerai, kad politikai reaguoja į visuomenės poreikius, bet žinot, kai tas kailis yra keičiamas vieną dieną į vienokį, kitą dieną į kitokį. Taip, gal šitą fenomeną galėtumėt paaiškinti, kalbant apie jūsų koalicijos partnerius demokratus. Vienos kadencijos metu, o kadencija dar net neįpusėjo, jie jau buvo kartu su socialdemokratais centro kairėje, valdžioje būdami, po to pabuvo su konservatoriais opozicijoje, puikiai sutarė tom pačiom barškinėm, barškėjo tą patį taktą ir tais pačiais žodžiais kalbėdami beveik oponavo socialdemokratų daugumai, dabar vėl su jumis ir socialdemokratų. Kaip jūs suprasti? Padėkit jų rinkėjams susigaudyti, galbūt Aurelijau šiek tiek grinai iš humanitarinių paskatų. Kas tai per partiją? Nežinau. Aš nežinau, Vladimirai, ir sakyčiau, kad visgi tai labai sudėtinga yra suprast, ko gero, gal net ir politologam, ne šiaip rinkėjam, nes, vėl, jeigu paimsim asmenis, kurie ten kai kurie yra, tai kai kurie jų yra labai konservatyvus.
Paimkim tą pačią Rimą Baškienę, Agnę Širinskienę, net ir Liną Kukuraitį. Šiaip konservatyvių pažiūrų politikai daugeliu prasmių. Bet jų politinė partija prisijungia prie Europos žaliųjų, kurie yra absoliutus leftistai. Tai yra pagrindiniai visos tos beprotiškos žaliuosios kabutėse darbotvarkės stumėjai, kuriem karvė rūpi daugiau negu žmogus, kuriem gyvūnas yra aukščiau visko, kuriem šeima yra bet kas, ką sugalvojai, kuriem ten reikia visų įmanomų ten santokų, visų įmanomų vaivorykštės spalvų. Tai jie tokią politinę tapatybę Europoje yra pasirinkę. Bet tai yra jų pasirinkimas plačiaja prasme, nes dėl ko mes einam į kažkokią politinę šeimą, nes tai mums atneša politinį tam tikrą išsilavinimą, gal taip sakykime, tą politinę statybą. Mes tada atsiduriam tam tikroj tų vadinamų politinių think tankų erdvėjai. Tave tas formuoja kaip politika, atneša tam tikrą pagrindimą tavo sprendimam. Tai demokratai yra atsidūrę kairiai pusiai. Tai jiem labiau yra pakeliui su socdemais tada, ta prasme, negu mum. Bet jūs esat pakeliui su socdemais. Bet mes esam atsidūrę valdančioje daugumoje ir kaip aš savo atsakau į šitą klausimą, tai pirmiausia dėl balanso, nes kuo valdanti dauguma yra tokia, sakykime, trapesnė, labiau priklausoma nuo tų koalicijos partnerių, tuo mažiau šansų, kad ten praeis dalykai, kurie mums yra visiškai nepriimtini. Nebent padės konservatoriai, kurie nėra konservatoriai. Dėl to žaliosios politikos irgi dar galima abejoti, ar tai nėra vien šūkiai. Sakot, gyvūnas jums svarbiau žmogų, galbūt vienas kitas naminis gyvulys yra svarbiau. Oi ne, Vladimir, aš jums galiu pasakyti netgi labai konkrečius pavyzdžius. Esu vieno komisaro klausęs, nes buvo tokia diskusija dėl reglamento gyvūnų pervežimą. Tai, žinokit, Europoje kaip vežt karvę, vištą ir kiaulę yra labai griežtai reglamentuota. Kiek valandų mašinoje, kokioj temperatūroje, ten, kokį laiką ir taip toliau. O aš paklausiau komisaro, kuris tarp kitko ir už žmonių ir už gyvūnų sveikatą atsako. Sakau, kada žmonėm bus kažkas panašaus, močiutė iš kaimo, kurį į ligoninę turi atvažiuoti, nėra autobuso, neturi su kuo. Ir jinai ten šala stotelį, kada žmogui bus bent pusė tiek, kiek yra dabar sudėliota gyvūnam. Tai nėra atsakyma, nes niekam nerūpi. Bet mūsų demokratams, kad ir kokie jie būtų žalieji Europos parlamente, nepanašu, kad gyvūnų gerovė labai rūpėtų, gal Tomui Tomilinui šiek tiek labiau. Tomilinui rūpi, aš manau. Tai čia ir aš jam visai pritarčiau. Bet dabar šiek tiek kita kryptimi pajudėkime, pabaikime tada su partinė situacija. Vis dėlto negalim pamiršti, kad buvęs pirmininkas jūsų partijos yra Ramūnas Karbauskis ir man teko tiesiog bendraujant su žmonėmis įvairiomis aplinkybėmis, tiesiog prieina pasikalbėti apie politiką arba veža kur nors boltų ir klausia. Tai tarp tų klausimų, pasisakymų, tokių pasidalymų mintimis buvo ir toks atvejis, balsuočiau, sakė, už Aurelijų Verygą, labai man patinka. Bet kažin, vis tiek toj partijų turbūt viską sprendžia Karbauskis. Tai net nežinau, ką daryti. Ta nuomonė, kad vis tiek kažkur tai užkulisiuose yra Ramūnas Karbauskis ir jis priima galutinius sprendimus, ta nuomonė labai gaji. Ką jūs atsakytumėt? Ar sakysit, ne, Ramūnas Karbauskis visiškai nieko dėtas, nebedalyvauja? Nežinau, kaip čia dabar aš tą galėčiau įrodyti, nes čia bus tiesiog mano žodis, kiek norit, tiek tikėkit, kiek norit, tiek netikėkit, bet po to, kai pasitraukė, Ramūnas visiškai niekaip nebedalyvauja partijos veikloje, jis netgi jokius renginius mūsų nebeteina, nors yra tokių, kurie yra skirti, sakykime, ne politikai, bet tiesiog pagerbti gal žmonės, kurie pačiai sąjungai yra daug gyvenimo atidavę ir Ramūnas tikrai nemažą savo gyvenimo dalį paskyrė, tai jis net į tokius renginius nebeteina, jis nebėra partijos narys, jis yra absoliučiai pasitraukęs iš politikos. Ir ne vienas iš tų sprendimų, kuriuos mes čia dabar priiminėjom dėl dalyvavimo ar nedalyvavimo koalicijoje ar kažkokie kiti, jis niekur nedalyvauja. Mes esam gal porą kartų per visą tą laiką kalbėjęsi ir nepartiniam temam, tiesą sakant, labiau tokiom asmeniniam, kažkokiais ten asmeniniais reikalais, niekaip nesusijusiais su politika. Partiniais ne, nes iš karto toks vaizdinys, kad dideliame agrokoncerno pastate, kuris prie Kauno kokį nors gūdų vakarą, kai jau šviesos apačioje gesta, ten kur palmių prisodinta įvairių, antrame aukšte, tame rimtame Ramūno kabinete jūs kalbatės apie tai, kaip toliau valdyti situaciją Lietuvoje. Po to nebesu buvęs ne vieną
kartą ten. Ir ten mūsų ir susirinkimai nebevyksta. Net ir partijos mūsų tarybos visi renginiai vyksta jau kažkur, kur yra neutrali aplinka, kad nors ten labai geros patalpos būtų galima jas nuomot, bet kad nebūtų kažkam pagundų net ir dėl patalpos mum kažko tai prikišt, tai mes netgi ir to ten nebedarom. Tai tiesiog žmonės gali būti ramus, aš negaliu atmest, kad kažkas iš partiečių su Ramūnu šiaip pabendrauja, palaiko kažkokį tai ryšį, gali būti, bet tikrai sprendimų priėmime jokiam lygiai nebedalyvauja. Na taip, galbūt jam ir politika nebe tokia įdomi, nors ir prieš rinkimus yra tekę kalbėti su Ramūnu Karbauskiu, atsimenu, tokia tema pradėjo kalbėti, sako, yra toks dalykas karvių karuselė. Sakau, aš tau papasakosiu. Ja. Žinau, kad tau gal neįdomu, aš vis tiek papasakosiu ir pasakoju ilgai. Tai nebuvo 3 ar 5 minutės, tai buvo ilgai. Ir jis ją turi jau. Taip, jis jau ją turi. Ir jam gerai sekasi, be kita ko. Jisai tikrai yra sėkmingas verslininkas. Jo verslas labai sėkmingai plečiasi, jie tikrai labai įdomias naujas technologijas diegia ir aš manau, kad čia yra viena iš jo aistrų. Taip, nes praėjo po to pokalbio porą mėnesių, mes kalbėjom kitame formate keliese ir Ramūnas pradėjo pasakoti apie žemės ūkio inovacijas, galvoju, tik nepradėk apie ką. Ir aš sako, dabar papasakosiu apie karvių karuselę. Išklausiau 2 kartus tą paskaitą. Na gerai, mūsų žiūrovai gali patikėti arba ne tuo, ką sako Aurelijus Veryga, kad Ramūnas Karbauskis vis dėlto jokios politinės įtakos partijos veiklai nedaro. Na, gal kažkada mėgins daryti, bet dabar niekada negali žinot, bet dabar tikrai nedaro. Dabar nedaro. Na ir kaip žadėjome, aptarkime šiek tiek vieną iš tų temų, kurias dažnai galima išvysti ir jūsų socialinio tinklo Facebook paskyroje, apie ką jūs kalbate viešai. Tai yra demografinė krizė ir čia yra turbūt viena iš tos konservatyvios politikos tokių svarbių idėjų, kad mes turim ją spręsti ir neišspręsim įvairių ekonominių, socialinių problemų, vien tik importuodami darbo jėgą pigiai iš trečiųjų šalių ir kad reikia kažką daryti su tuo gimstamumu. Bet tai yra problema, kuri seniai aptariama, apie kurią seniausiai jau Tėvynės sąjungos politikai šnekėjo, po to pamatė, nieko čia nebus ir nebekalba beveik. O ką čia galima padaryti? Na, jūs nepriversit šeimų gimdyti. Ir jau seniai vakaruose to neišeina padaryti. Aš bent jau čia matyčiau 2 svarbias priežastis. Pirma, tai, kad nebėra tų paskatų ekonominių žmonėms turėti daug vaikų, nes anksčiau, kai valstybė nesirūpino senatvę, turėdavo pasirūpinti vaikai ir jų reikėdavo ne 1 ir ne 2 tam, kad pasirūpintų rimčiau. Ir kita paskata ekonominė, kuri išnyko jau šiek tiek vėliau, 20-ame amžiuje, tiesiog vyrai pradėjo mažiau uždirbti, moteris atėjo į darbo rinką, nebegalėjo leisti savo būti namuose su vaikais ir tai irgi smarkiai paveikė ir sukūrė tą demografinę problemą, prisidėjo labai smarkiai prie demografinės problemos, kai jau nekalbant apie daugiavaikės šeimas, net ir 2-3 vaikų šeimos yra retas dalykas gerovės valstybėje vakarų. Ir todėl, kad tėvams nebereikia galvoti apie senatvę, kur rūpinsis ne valstybė, rūpinsis vaikai. Ir todėl, kad vyrai nebeuždirba tiek, kad išlaikytų šeimą. Dar prieš 100 metų uždirbo tiek, kaip rodo statistika, daugelis vyrų turtingesnėse vakarų valstybėse, o jau antroji pusė 20 amžiaus jau nebe. Įvyko lūžis ir tai smarkiai prisidėjo. O ką jūs dabar padarysit? Sukursit tokią sistemą, kur moteris galės būti namuose ir norės būti namuose su vaikais, o vyrai uždirbs visai šeimai. Nu, labai sudėtingas klausimas, tik tai gal tokia trumpa replika pradžiai, tai ta valstybė, kuri pasirūpina vyresniais žmonėm, nėra kažkoks tai mistinis aparatas už durų uždarytas, tai yra tie patys žmonės, kurie dirba, moka mokesčius ir ta valstybė galėjo tai daryti tol, kol ta vadinamoji demografinė piramidė buvo tokios sveikos formos, kol proporcija jaunų dirbančių ir mokančių mokesčius buvo adekvati tai vyresnio amžiaus žmonių grupiai. Dabar tas viskas pasikeitė taip smarkiai ir taip greitai ir įgavo tokį pagreitį, kad dabar jau visi pilna burna kalba bendrai apie socialinių sistemų griūtį, netgi tokių dalykų kaip pensijinės sistemos apskritai egzistavimo pabaigą, nes tiesiog nebebus, kas tą sistemą palaiko gyvybingą. Nebent čia sukurs kažkokius finansinius instrumentus, kad žmogus ten pats kaups, juos ten investuos, tos pinigus, bet tą darys jau tada nebe valstybė, žodžiu, nebebus to tokio, nes
Dabar koks mūsų yra įsivaizdavimasgi visuomeniai, kad aš visą gyvenimą dirbau, mokėjau mokesčius, tai aš, kaip ir užsidirbau pensiją, ar ne? Bet nėra tokio fondo, į kurį mes ten kažkur sudėjom ir vat iš ten dabar paims ir kažkas tai paduos pinigų. Realiai sodra yra mokama realiu laiku, ją sumoka tie, kurie dirba šiandien ir iš ten yra... Biudžeto dalis iš esmės. Taip, yra biudžeto dalis ir iš ten yra mokami pinigai. Su antra pakopa, žinom, kaip čia mums viskas pavyko, kiek trečioje kokioj pakopai kaupia, manau, kad labai labai nedidelė dalis žmonių. Tai daug ką reikės permastyti žmonėm ir kalbant apie demografiją, čia yra turbūt dviejų dalių problema. Viena tai yra jau labai labai arti ta, su kuria mes susidursim visų, sakykime, visa jėga ir jau susiduria, matom regionuose, praktiškai pusės mokyklųgi nebeliko jau. Tas, ką mes buvom sukūrę kaip valstybė, visą tą infrastruktūrą, jinai tampa nebestabili, nebetvari, nebeišeina užtikrinti jos funkcionavimą, nes nebėra tiesiog žmonių, nebėra kas galėtų tą padaryti. Tai verslas ir sako, įsivežkim tų jaunų žmonių, kurie dirbtų ir uždirbtų pensijoms. Ką reiškia įsivežkim? Kai ką, aš manau, mes ir įsivešim, ir įsivežinėjom, tik tiek, kad mes patys turim nuspręsti, ką mes norėtumėm ir iš kur mes norėtumėm įsivežinėti, nes yragi visokių praktikų. Amerika turi žalią vadinamą kortą, kur žmonės galvoja, kad dalyvauja loterijoje, kad ten kažkas suka ratą ar kokį kamuoliuką traukia iš puodo. Tai ne, ten sėdi už ekrano žmonės, kurie sprendžia, ko reikia, ko nereikia, kiek galima, kas tie žmonės, ką čia įleist, ko neįleist. Tai toks principas jisai gali būti, bet tada yra klausimas, ar mes apskritai kaip tauta norim likti. Nes jeigu man šiandien didžiausias stimulas kaip politikui, tai yra stengtis ne dėl atvykėlių, kurie ten pas save tegul ir stengiasi, jie turi savo politikus, jie tegul dirba. Mano noras yra, kad mūsų tauta išliktų čia, išliktų su savo kalba, išliktų su savo kultūra. Nes jeigu viso to nelieka ir mes pasakom, kad čia yra bergždžias reikalas, jau galim nuleisti rankas ar pakelt rankas ir nieko nebedaryti, tada aš nebematau prasmės jokios stengtis. Žmonės, kurie atvažiuotų, jie pagal mūsų tvarkas negyvens. Yra labai daug pavyzdžių, kurie tą aiškiai rodo, kad jiem tikrai yra vienodai, ką mes čia galvojam, kultūriškai ar kitaip. Jie pasidarys savo tvarką ir tai praranda bet kokią prasmę tada stengtis. Kam tada reikia? Kam reikia švietimo, kam reikia kažkokių kitų dalykų, jeigu tai atvykę žmonės pasitvarkys pagal save. Ir to egzistencinio nerimo aš labiausiai ir pasigendu, nes čia vėl netgi esu aš ir kritikavęs, jūs žinote tą valstybės strategiją Lietuva 2050, tą dokumentą tokį. Taip. Ten praeitos anos kadencijos čia konservatorių priimta. Ir ten netgi toks sakinys yra įrašytas, kuris iš esmės ir atspindi tą mūsų esminę, aš manau, problemą. Pirmas žmogus, paskui valstybė. Tai yra individualistinės visuomenės, kuriai, kaip ir neberūpi niekas. Rūpi tik tai savo tokių egoistinių, hedonistinių poreikių patenkinimas. Tai reiškia, man turi būti gerai, tas man gerai turi būti užtikrintas kažkieno, kažkokios mistinės valstybės, kuri turi suorganizuoti man darbą, mokslą, apsaugoti mane, ginti mane, ar ne, iš kažkur turi atsirasti kariai, iš kažkur turi atsirasti mokesčiai, o man turi būti gerai. Ir tada, jeigu man bus gerai, aš dar gerai pagalvosiu, jeigu man jau bus labai labai gerai ir aš taip manysiu, tada aš turbūt prisidėsiu prie tos valstybės, kuri viską ten dėl manęs turi padaryti, kaip ir privalo. Tai čia yra, manau, didžioji tragedija, nes dėl šito požiūrio mes susidurėm su problemom visur, kas tai bebūtų. Nebenori žmonės eiti profesijas, kur reikia ilgiau mokytis, ar ne, kur darbas yra kažkoks sudėtingesnis. Nenori tarnauti ten kariuomenė, ar ne, atsiranda kažkokie ten, kaip vadinami, verktiniai ir panašiai, kurie sako, o ką man? Kažkas kitas tegul padaro. Ir taip toliau. Mes čia sakom, vokiečiai ten ateis ar neateis tiek. Tai supraskim, kad tos visuomenės irgi gyvena pagal panašų kurpalį, visigi mes buvom čia mokinami, kad turi būti faina tiesiog gyvenime. Bet mes turim ir
kitų kraštutinumų, į kuriuos labai lengva nuslysti, jeigu, sakysim, pirmą valstybę, po to žmogus. Ir iš tokio kraštutinumo, mes vieną tokį atsimenam dar turbūt, Sovietų sąjunga, kur buvo pirma valstybė, po to žmogus. Buvo ir kitų pavyzdžių. Ir tai ne tik vokiečių nacionalsocialistinė sistema arba sovietinė sistema, kur pirmiau valstybė, o žmogus buvo kolektyvo dalis. Yra ir kitų sistemų, kurios nebuvo tokios drastiškos, bet irgi valstybė buvo keliama aukščiau. Bet ir nereikia į tai nuslysti, sakykime, čia turėtų būti sveikas balansas, nes valstybė be žmogaus jinai negali funkcionuoti. Kas yra valstybė? Tai ir esame mes visi piliečiai, kurie tą valstybę sudarom. Ir jeigu man kaip žmogui valstybė pasidaro nebesvarbi, svarbu tik tai aš, tai pagal tokią logiką labai daug dalykų gyvenime pradeda darytis keistai, ar ne? Tada ką mokėt mokesčius? Na, bet ir taip toliau. O prisiminkit, Kubiliaus konservatoriai 2008 metais ėjo į rinkimus su šūkiu stipri visuomenė, stipri valstybė. Vis dėlto akcentavo, kad valstybė svarbi. Tai va, bet į strateginį dokumentą vis tiek sugebėjo tą įpiešti žmogų ir aš tikrai nenoriu kažkaip pasakyti, kad žmogus nėra svarbu. Mes suprantam, kodėl tas žmogus yra svarbu ir kodėl jo ir teisės reikia ginti ir panašiai. Bet ką aš noriu pasakyti, kadangi mes šnekam apie demografiją, tai yra dalykai, kurie yra ekonomiškai svarbu šeimom ir mes tikrai pasistengsim, kad šitoj kadencijai būtų tie būtini dalykai užtikrinti, nes vaiko gimimas šeimoje neturi būti susijęs su kažkokiais praradimais, su finansiniais, ekonominiais. Ir jeigu gimsta vaikas, o šeima praranda dalį pajamų, ne tik, kad negauna papildomai, nes tai yra papildoma burna, papildomi poreikiai, bet praranda, tarkim, nemažą dalį to, ką turėjo prieš tai. Tai ką mes atlyginimo prasme. Bet yra dar viena problema. Jeigu valstybė labiau pasistengs finansiškai ir kad šeima nei kiek nenukentėtų, kažko neprarastų gimus vaikui ir antram vaikui, o tas vaikas baigęs mokyklą Lietuvoje, kur taip pat valstybė prisideda prie mokslo ir kitų dalykų, po to emigruos, tai koks čia bus tada tas rezultatas, kalbant apie būtent valstybę, o ne tą konkretų žmogų. Suprantu, bet apie imigraciją, tiksliau emigraciją mes galim jau ko gero užmiršti. Aš manau, kad ilgą laikotarpį, kai baigsis visi čia tie geopolitiniai neramumai, Lietuva kaip tik bus labai patrauklus kraštas ne emigracijai, o imigracijai. Dėl daugybės dalykų, dėl to, kad čia yra klimatiškai saugu, čia nėra žemės drebėjimų, nėra kažkokių super sausrų, tai yra labai patogus, geras kraštas gyventi, tai yra apsirūpinęs kraštas vandeniu, energija ir taip toliau. Tai jisai kuo toliau, tuo labiau trauks žmonės, nevarys lauk. Ta emigracija buvo susijusi su tuo, kad kai atsidarė sienos ir buvo didžiuliai atlyginimų skirtumai, žmonės važiavo, bet dabar jie labiau jau gal grįžta, negu išvažiuoja. Tai aš čia nematyčiau kažkokios didelės bėdos. Ir tas ekonominis klausimas yra čia toks labiau socialinės higienos klausimas, kaip privalomas padaryti dalykas, kad nebūtų galima tiesiog pagristai priekaištauti, kad žiūrėkit, taip jūs lyg ir norit iš mūsų kažko paprašyti, bet jūs paprastų elementarių dalykų neužtikrinat. Švietimo prieinamumo, ten dar kažkokių dalykų, kurie yra svarbus žmonėm, kurie augina vaikus. O jau tada mes turim persikelt visiškai į kitą lygį, tai yra turim kaip visuomenė pradėti kalbėti ir tartis ir aptarinėti tos egzistencinius dalykus. Ar mes norim kaip tauta išlikti apskritai? Aš tarp kitko visai nesenai paprašiau dirbtinio intelekto, kad suskaičiuotų, dabar jau labai nesunku čia skaičiuoti, per kiek čia mes tų metų išnyktumėm apskritai, tai jis rašo, kad tikėtina, kad iš viso gal kaip ir neišnyksim, bet ten pasiekus tam tikrą laiką lietuvių liks mažiau negu 3. Čia matematinis modelis, kažkokį ten suskaičiavus. Po kažkiek bet jūs sakot, kad vis tiek svarbu yra išsaugoti būtent tautiškumą, tautinę valstybę, kalbą, kultūrą. Bet dabar įsivaizduokim, tokį minties eksperimentą padarykim, turim žmogų 60+, jam artėja pensija ir štai jis turi pasirinkimą. Arba neįsileisti, 100 000 turkų arba 100 000 kurdų, kurie galėtų dirbti ir uždirbti pensiją. Jūsų socialinėme tinkle buvo tas įrašas, kad jau kas antras europietis bus pensininkas virš 65 metų. Kas tam žmogui 60+ geriau atrodo? Ar įsileisti 100-200 000 turkų, kurdų, ten sirų ir panašiai
ir turėti šiek tiek didesnę pensiją, nes bus kas ją uždirba, kas atneša pinigus į biudžetą iš mokesčių, ar kalbėti lietuviškai, įvesti griežtus ribojimus ir, turėti skurdesnę pensiją, skurdesnį gyvenimą, ne tokį orų gyvenimą senatvėje, bet užtat būti tautiškai griniems ir neturėti to 100 000 papildomų, sąlyginai, turkų, gal nebūtinai, gal kazachų, gal kurdų ir panašiai. Ir ką žino, ar dauguma žmonių rinktųsi vis tik tai, kad būtų išsaugotas lietuvių kalbos ir kultūros grynumas, be šitų turkų turbūt rinktųsi vis dėlto oresnę senatvę. Net ir sutiktų išmokti turkų kalbą, kad tik būtų geresnė ekonominė socialinė padėtis. O čia, Vladimirai, kaip paklausi. Jeigu klausi va taip, kaip jūs klausėt, dėl pensijos didesnės, dėl orios senatvės, ir aišku, kad tai yra labai svarbu. Negali tu likti vienas paliktas, nes ateis laikas, kada negalėsi savim pasirūpinti ir kažkas slaugos, globos namuose, kažkas turės ten dirbti. Bet jeigu mes klaustumėm 65 plus amžiaus žmonių, ar su kuo jūs sutiktumėt, su mažesnė šiek tiek pensija, bet jūs galit visgi ir jūsų anūkai gali ramiai vaikščiot gatve, po jūsų langais nevyksta šaudynės kažkokios kaip Švedijoje, Stokholme, ar ne, jūsų anūkas ten nėra nušaunamas, jūsų marti nėra privartaujama ten kažkieno. Vat klausimas, kaip žmonės iš tą klausimą atsakytų, nes imigracija nėra tik su viena medalio pusė. Jinai visą laiką neša tą dvigubą dedamą ir man atrodo, kad su žmonėm visuomenės nereikia niekada nurašinėti ir reikia su jais tiesiog šnekėti, nes man koks įspūdis susidaro, kad žmonės gali susitaikyti su kažkuo, kas yra sunkiau, jeigu jie mato tame kažkokią didesnę prasme ir gali atsisakyti tam tikro ir komfortą ir panašių dalykų ir gali priimti tam tikras rizikas, jeigu mato ar suvokia kažkokią didesnį, svarbesnį gyvenimo tikslą. Nes mano supratimu, taip žmogus yra surėdytas, kad jeigu tu turi kažkokį gyvenime didesnį tikslą, negu tik uždirbti pinigų ir juos ten kažkur išleisti, jauti kažkokią savo gyvenimo prasmę, nori jį įprasminti, tai viską čia galima susidėlioti. Bet su žmonėm daugybę metų apie tai niekasgi nekalbėjo. Tai būdavo pateikiama, o kas dirbs ten ar taip toliau ar panašiai. Tai tokie labai paprastinti dalykai. Ir man atrodo, kad mes šitą momentą, kada reikėjo šitas diskusijas pradėti, jau esam pramiegoję, mes jau esam rimtoj duobėjai, bet teks šnekėtis apie tai. Ir mes dar kalbėsime su jumis ir ne kartą šitoje laidoje ir tarp temų būtinai bus ir imigracija. Mes apie tai šiandien pakalbėjom tai kaip apie šalutinę temą šalia demografijos, bet baigiant tą demografijos ir gimstamumo klausimą, vis dėlto jūs sakot, kad neturėtų būti tėvam apsunkinta galimybė turėti vaikų, o tai kol kas yra materialiai apsunkinantis veiksnys, bet kaip tai padaryti su tuo pačiu biudžetu, iš kurio reikia dar ir pensijas mokėti, vis tiek nei jūs, nei kažkas kitas tų išeičių nematote, nes pinigų tam reikia labai daug, kad kompensuotų pilnai vaiko, antro vaiko ar trečio vaiko atsiradimą šeimoje. Nebūtinai. Aš klausiau vieną įdomų pokalbį su vieno banko analitiku, kur aš tikrai, aišku, aš tų skaičių labai tiksliai nepacituosiu, bet ką reikia suprasti, dabar mes pinigus įmokam į biudžetą, vis tiek dirbdami, būdami jauni, taip kaip ir anksčiau, ar ne? Ir ta jaunų žmonių kohorta kol kas išlieka tokia pakankamai didelė. Bet vaikų, kuriem jau yra mokamos išmokos ir panašiai, vis mažėja ir mažėja. Tai reiškia, mes tam tikros dalies pinigų tiesiog jau nebepanaudojam. Tai kodėl tų pinigų nepanaudoti tiem, kurie vaikų turi? Yra. Ir tokiu būdu pademonstruoti, kad valstybė iš tikrųjų tai rūpi, nes ateis laikas, kada mes turbūt pradėsim, taip mes čia visi dabar išsišaipėm iš ministrės ten pasakymo apie diskotekas, bet yra šalių pasauly, kurios moka jau už galimybę žmonėm eiti pasimatymą, ten kompensuoja visokias pramogas ir panašiai. Nes čia dar yra vienas niuansas. Ta lyčių kova, kuri prasidėjo su gera intencija, bet nuvedė į absoliutų absurdą, jinai davedė iki tokio taško, kad žmonės jau netgi nebekuria santykių apskritai. Tai čia mes šnekam jau apie tokį išvestinį reikalą, paskui, kai jau vaikai atsiranda, jos yra auginama, bet nebeatsiranda santykiai. Arba tie santykiai tokie autoerotinio pobūdžio, kai su mobiliuoju telefonu žmogus sprendžia visas savo problemas. Ir suprast, kad tas dalykas, kad vienišos moteris jau dabar nori pagalbinio apvaisinimą, ką tai rodo? Tai rodo, kad jos nebemato galimybės kurti
santykius su vyrais dėl tam tikrų priežasčių, ar ne, nebemato ateities. Tai čia yra gilus labai dalykai, kurie yra įvykę visuomenė ir jų tai per vieną dieną paėmęs pašnekėjęs nepakeisi. Jie daugybę metų buvo kalti per švietimą, sukuriant vyrų kaip absoliučių smurtautojų, tokių, kurie būtinai paliks, nemokės alimentų. Nu, žodžiu, yra praktiškai nesugyvenami veikėjai ir kai aš pradedu diskutuoti kur nors socialiniam tinkle, šita demografijos tema, tai jinai tampa iš karto toksiška. Nu, viena dalis nukeliauja į tai, kad valstybė neužtikrina būtinų netgi paslaugų tiem, kurie augina vaikus, su kuo aš sutinku. Kita dalis nukeliauja, kad nėra vyrų, su kuriais galima kurti šeimą ir čia jau yra dalykai, kurių valstybėgi, kaip jinai vyrųgi neperdirbs, jie visą laiką buvo tokiais, kokie buvo. Ne? Ir tas įsivaizdavimas, kad jeigu vyrą paversi moterim, jisai staiga taps geras, kažkoks, tai yra tiesiog iš absurdo operos. Visa šita davedė mus iki tokio taško, kad vyrai irgi nebenori jokių tada nei santykių, nebemato prasmės ir mes čia esam gilioj duobėj, santykių krizėj. Ačiū, Aurelijau, kad atėjote šiandien ir labai tikiuosi, kad dar ne kartą ir ganėtinai dažnai turėsime progų pasikalbėti šioje studijoje, o mūsų žiūrovams primenu, kad jei laida Neviešas interesas jums įdomi ir prasminga, spauskite patiktuką ir prenumeruokite mūsų kanalą.